Vieną dieną. Nutiko kažkas tragiško. Dingo kiaušinis su veidu. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done man attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust them out the park. I know this for a fact. You don't like how. Eikit šiandien. Užteks kvailioti, ateikit man padėti. Na, panelė, o ką jūs veikiate šiandien? Atsiprašau, aš nedarytų. Tada pavalgiau pusryčius. Ir po to nuvažiavau į tango treniruotes į savo namučinį. O po to grįžau namo, bet to labai sustarėta. Mano kiaušinė! Mano brangusis kiaušinis! Jo nebebuvo, jis buvo pagrobtas. Mes jam nesuosim, kas pagrobė kiaušinį ir sulaikysim. Tik neverkite mane. Na, Jonai, o ką jūs veikiate? Atsikėliau 7 valandą ryto. Kepiausi sumuštinius ir ėjau į duonos fabriką, kurio šūkis yra: vargas ne badas, pavalgysi prašviesės. O gal girdėjote dunksėjimą iš kaimynų buto? Ne. Gal norite šitos duonos? O jūs, senjorė, buvot namuose 12 valandą? Taip, teisingai, anūkėli. Buvau namuose 12 valandą ir žiūrėjau savo melodramą, meilės aistros šešėlį. Ir žinote ką? Mano mylimiausias veikėjas, Mohamedas, žuvo. Ir jo paskutiniai žodžiai buvo: kokia žmogui nauda iš to, jei jis gali laimėti visą pasaulį, bet pakenks savo sielai. Nusiraminkit, močiute, juk visą tai netikra. Tik ką sužinojote iš apklaustųjų? Sužinojome, kad ponia blondinė 12 valandą išvažiavo į savo rytinės tango treniruotes. O ponas Jonas teigia, kad buvo savo darbe. Ir močiutė Zita sakė, kad žiūrėjo melodramą meilės aistros šešėlį. Ir be to, grobėjas paliko savo batą. O ko mums tai padės? O mums tai labai padės. Galime išsiaiškinti, kur batas buvo pirktas ir kada. Pone detektyve, mes ką tik išsiaiškinome, kur batas yra nupirktas.
Jis yra nupirktas pono Kriuksausko batų parduotuvėje Liepos 15 dieną, bet dėja negavome vaizdo kamerų įrašų. Ačiū už žinias, seržante Adomai. Ir dar sužinojome, kad vagis paliko savo pakabuką. Bet gerbiamasis detektyvai, jie visi turi alibi. Kas iš jų galėjo padaryti nusikaltimą? Mes tai išsiaiškinsime. O tuo metu Na gerai, pavogėme kiaušinį. Ir ką dabar su juo darysime? Juk negalime jo iš karto parduoti, visi sužinos, kad tai mes. Tiesa, negalime iš karto iš jo susižerti pinigų. Reikia palaukti, kol visas aprims. Po 100 pypkių, kur dingo mano kiaušinis? Pagalba. Taip. Kas nutiko? Labą dieną, mane apvogė, dingo mano kiaušinis. Siųskit pagalbą. Kur jūs gyvenate? Kur aš gyvenu? 106 butas Adomėnų gatvėje, 2 aukštas. Pagalba atvyksta. Kodėl skambinote? Kas nutiko? Juk kažkas pavogė mano kiaušinį. O tai, kaip suprasti, čia ne jūsų namai. Kaip jūs drįstate? Čia mano namai. O tai čia ne blondinės namai? Ach, žinau, negalėjau pasitikėti ją. Atdaviau raktus ir viską, o jinai šitaip. O kodėl jūs jai davėt raktus? Aš turėjau išvykti į 3 dienų giminių susirinkimą, tačiau jisai tik tais kitą savaitę. Nusprendžiau grįžti anksčiau ir štai, dingo mano kiaušinis. Gal galėtumėte ją suimti? Juk matote, jinai šitą padarė. Nepakankamai įrodymų. Na, detektyve, kur jūs ką tik buvote išvažiavę? Buvau ką tik pas Zaharą ir sužinojau, kad jis yra naujasis įtariamasis. Ir sužinojome, kad blondinė yra nusikaltėlė. Betgi, bato dydis yra 38, o blondinės yra tik 36. Vadinasi, yra 2 nusikaltėliai. Gerai pastebėta, seržante. Kur tas mano pakabutis? Aš jo neturiu. O ne, Kas nutiko? jį surado policija. Detektyve, šiandien policijos nuovada kažkas įsilaužė. O ar pavogė kažką? Tikriausiai bandė kažką surasti. Apieškokit pirštų ant spaudų, o jūs policininkai sukvieskit visus įtariamuosius. Turbūt visi žinot, kodėl mes šiandieną čia susirinkome. Mes čia susirinkome, kad aš pasakyčiau, kas yra nusikaltėlis. Ir nusikaltėlis yra blondinė. Kaip tu drįsti, visų pirma? Tai yra visiška nesąmonė. Čia mano namai ir aš juose gyvenu. Ir mane kaltina, kad aš iš savo namų pradanginau kiaušinį. Tylos, tai nebuvo tavo namas, tai buvo Zaharo namas. Ir tai buvo ne tavo kiaušinis ir Zaharo kiaušinis. Ir antras nusikaltėlis buvo močiutė Zita. Ką? Kaip jūs galite mane sulaikyti, sena? Juk jūs neturite jokių įrodymų. Prašau tylos. Mes radome jūsų piršto antspaudus ir rastas batas atitiko jūsų pėdos dydį. Suimkite jas. štai tokia ta pabaiga. O turbūt klausite, kurgi dingo kiaušinis? Jisai sugrįžo pas savo savininką Zaharą.